Sveiki, mano vardas Aivaras, vedu mokymus ir šį kartą noriu papasakoti apie mokymus, kurie yra skirti viešbutyje dirbantiems registratūros darbuotojams. Pats esu metus laiko dirbęs registratūroje, puikiai žinau šitą darbą, žinoma, tai buvo jau senokai, kuomet buvau studentas ir vienus metus praleidau Anglijoje, dirbdamas viešbutį, kuris dabar vadinasi Fairmont Windsor Park. Tai iš tikrųjų tai buvo puikiai galimybė susipažinti su šituo darbu, su šio darbo specifika ir aš puikiai galiu iš tikrųjų įvertinti, kokių žinių gali trūkti atėjus dirbti šitą darbą. Ir jeigu naujas žmogus atėjo dirbti į registratūrą arba net jeigu ten yra pradirbęs galbūt ir pusę metų, metus ar daugiau, aš manau, kad šitie mokymai nepriklausomai netgi nuo patirties, iš tikrųjų kiekvienam registratūros darbuotojui būtų naudingi ir kiekvieną iš tų temų aš parinkau ganėtinai tikslingai ir kiekvienoje temoje, nes tai yra gan plačios temos, atrinkdamas galbūt svarbiausius momentus, kurie aktualūs galėtų būti šiame darbe ir trumpai noriu papasakoti apie visas 8 temas. Žinoma, jos kliento poreikių gali būti kažkiek tai koreguojamos, bet trumpai apie kiekvieną iš jų, o pačioje pabaigoje papasakosiu galbūt labiau apie šių temų pritaikymą kliento poreikiui ir pačių mokymų organizavimą. Tai pirmoji tema yra apskritai svetingumas ir svetingumo verslas. Ir kuo šis verslas skiriasi nuo kitų verslų, dėl to, kad darbuotojai dažniausiai atrodo, jog mes pardavinėjame nakvynę, išregistruojam, ir tai yra pagrindinis darbas - suteikti paslaugą. Taip, virtuvė organizuoja pusryčius ryte, mes atsakome kažkokius tai kliento klausimus, kurie jam kyla. Taip, tai mes parduodame paslaugą, bet yra dar svarbesnis iš tikrųjų dalykas, mes to pačiu parduodame bendravimą. Taip, ir tas bendravimas iš 2 dalių dažniausiai susideda. Tai yra greitas problemų sprendimas, greitas reagavimas į problemas ir dėmesio kokybiškas parodymas. Tai šitie 2 dalykai iš tikrųjų dažnai yra gerokai svarbiau negu pati paslauga. Taip. Ir trečias dar svarbesnis dalykas negu šitie 2, kuriuos aš paminėjau, tai būtent yra kokias patirtis mes klientui sukūrėme. Ne tam, kad sukurti klientui patirtis, taip, kuriamis jisai grįžęs galėtų pasidalinti su aplinkiniais, tai daro nedaugelis viešbučių ir nedaugelis viešbučių žengia tą papildomą žingsnį už to tradicinio verslo ribų ir stengiasi kurti klientui dar ir kažkokias tai patirtis. Tai kokios tos patirtis galėtų būti, ką daro kiti viešbučiai ir taip toliau, tai čia yra mūsų tokia pirmoji tema, apskritai apie svetingumo verslą. Antroji tema tai yra 4 charakterio tipai ir jie yra visi skirtingi, su skirtingomis vertybėmis, su skirtingu bendravimu, su skirtingais norais. Ir šitos 4 tipus mes pastebime, išmokstame tiksliau pastebėti savo klientuose ir savo kolegose. Dėl to, kad išklausius šitą temą pasidaro gerokai aiškiau, kodėl vieni klientai bendrauja vienaip, kiti kitaip, kodėl yra skirtingi klientų lūkesčiai, kodėl vieniems reikia daugiau dėmesio parodyti, kitiems visai to dėmesio galbūt nereikia, kodėl vieni jautriau reaguoja, kiti paprasčiau viską priima. Lygiai taip pat mes išmokstame geriau pažinti ir savo kolegas, kodėl vieni kolegos yra proaktyvesni, kiti pasyvesni, kodėl kartais į vieną ir tą pačią problemą galime turėti keletą skirtingų požiūrių visiškai. Tai šita tema iš tikrųjų šios visus dalykus labai gerai padeda suprasti ir ypatingai kodėl tas mūsų bendravimas kartais, kodėl nesusišneka taip skirtingų charakterių žmonės, kodėl tarpusavy kartais nesusikalba, kyla įvairios įtampos, neišsisprendžia problemos ir panašiai. Ir po šios temos mes labai natūraliai pereinam į transakcijų analizės temą, tai yra būtent analizuojam komunikaciją ir kaip komunikacijai atsiranda emocinės priemaišos.
Na, tai yra klasikinė psichologinė teorija, kuri sako, jog kiekviename iš mūsų yra 3 asmenybės dalys ir kuomet mes komunikuojame, mes siunčiame komunikaciją iš kažkurios vienos iš tų 3 dalių. Lygiai taip pat ir kitas žmogus priima kažkurią iš tų 3 dalių ir mums siunčia atgal komunikaciją. Tai išmokstame atpažinti emocinės priemaišas, nes būtent dėl emocinių dalykų dažniausiai ir kyla įvairios įtampos, tada išmokstam perfrazuoti savo komunikaciją, nes vienas ir tas pats sakinys gali būti pasakytas 3 skirtingais būdais ir gali reikšti 3 skirtingus dalykus. Tai darome tam tikras ir vaidybinės užduotis, kad pamatytume save iš šono, kad pamatytume tas standartinės tipinės situacijas, kurios dažniausiai darbe pasitaiko su klientais, kad tas situacijas pamatytume iš šono, kad išmoktume pakeisti savo elgesį tų situacijų metu. Ir sekanti tema mes pereinam dar giliau į konfliktų temą. Aišku, jeigu tai yra poreikis šitai temai ir šią temą plačiau panagrinėti, tai mes padarome testą. Ir testas iš tikrųjų parodo, jog yra 5 konfliktų sprendimo strategijos. Ir kiekvienas žmogus pasirenka kažkurią iš šitų 5 arba kažkurios 2 strategijos pas jį yra dominuojančios, tai išsiaiškinam, kokios jos yra, kokia yra efektyviausia konfliktų sprendimo strategija. Ir jeigu šita tema yra tikrai aktuali kolektyvui, tai mes dar panagrinėjom 5-ąją temą, tai remiamės Theory of Constraints, apribojimų teorijos yra toks įrankis skirtas konfliktams spręsti, kuomet ant vieno lapo yra surašoma abiejų konfliktuojančių pusių pozicijos, kokiais argumentais abi pusės remiasi, kokius poreikius nori patenkinti ir kokį bendrą tikslą abi pusės turi. Tai tas vizualizavimas problemos labai dažnai padeda pamatyti ir galimus sprendimus ir kodėl ta problema atsirado. Tai toks gilesnis, analitinis įgūdis, kuris gali padėti pamatyti mums tas besikartojančias situacijas ir išmokti efektyviau jas spręsti. 6 tema yra laiko valdymas ir kadangi šiai temai skiriame, jeigu standartiškai, tai maždaug apie valandą laiko, tai mes nekalbam apie ilgalaikius tikslus ar ten asmeninius gyvenimo tikslus ir laiko planavimą, kad tos tikslus pasiekti, bet iš esmės aš pasakau esminius dalykus iš laiko valdymo, kuriuos galima pritaikyti jau po mokymų iš karto grįžus į darbą ir tai yra tie laiko valdymo patarimai, kurie skirti susiplanuoti efektyviai dieną. Dėl to, kad, kaip ir minėjau, šitas darbas jis yra labai dinamiškas, atsiranda daug skubių, netidėliotinų darbų, viskas nuolat gali keistis ir reikia vis tiek išmokti išlaikyti prioritetus į tam tikrus dalykus, lankščiai išmokti reaguoti į besikeičiančias situacijas. Ir 7 tema pratęsia kaip ir laiko valdymo temą, tai mes kalbam daugiau jau apie asmeninį produktyvumą ir būtent į tą reagavimą. Kalbame apie sprendimų darimo kompetenciją, kuri iš tikrųjų yra skirta tam, kad išmoktume sprendimus daryti 2 kartus greičiau ir kad išmoktume per dieną padaryti 2 kartus daugiau sprendimų. Kad mes iš esmės taptume produktyvesni ir efektyvesni. Ir paskutinė mūsų tema tai yra streso valdymo tema. Tai darbe gali būti situacijų, kurios kelia įtampą, tad mes kalbame, kaip su tomis įtampomis susitvarkyti. Tai yra tema, kurią galima išplėsti plačiau ir skirti ne valandą, 2, 3, 4 ir pasimokinti praktinių įrankių, kaip dirbti su savimi, tam, kad jaustis geriau, ramiau, kad neparsinešti darbo problemų namo. Kaip pavyzdį galiu paminėti iš praėjusios grupės merginos tokią istoriją, kuomet jinai pasakoja, jog prieš 5 metus įvyko kažkoks konfliktas su klientu ir jinai tai nuolat prisimena. Tai jei tai iki šiol yra skaudus dirgiklis, tai mes iš tikrųjų mokinamės, kaip tuos dirgiklius neigiamus neutralizuoti, taip, tam, kad tiesiog jaustumėmės gerai, taip, ir kad būtume efektyvūs ir produktyvūs. Tai
tokios kaip ir 8 bazinės temos, bet pagal kliento poreikį vienas temas galima trumpinti, kitas temas galima pailginti. Ir dar vienas svarbus akcentas yra tai, jog registratūra yra veikianti visą parą, tai yra žmonių, kurie dirba galbūt naktį, yra žmonių, kurie po savo pamainos negali iš karto ateiti tiesiai į mokymus, tai kartais mes organizuojame 2 grupės, duodami galimybę darbuotojams pasirinkti, kurioj grupėje jiem patogiau yra sudalyvauti, nes čia yra toksai darbas, kur tu negali palikti registratūros uždarytos ir pakviesti visus darbuotojus vienu metu. Tai jei turėtumėt kažkokių tai klausimų dėl mokymų organizavimo, tai kreipkitės, mielai atsakysiu. Ačiū.